Vienas man asmeniškai labiausiai patinkančių video projekcijų sprendimų yra video projekcija ant medžių lajos. Įsivaizduokite, kai 40, 50 ar netgi daugiau metrų pločio plokštuma, šiuo atveju medžių masyvas ar medžių laja, pavirsta į kažkokius mistinius elementus. Dažniausiai mes video projekciją demonstruojame joninių progą, bet tai gali būti pritaikoma ir kitoms progoms. Medžiai ima kalbėti, jų viršūnės tampa kažkokiais mistiniais personažais, supintais su audiovizualiniais elementais, su įtaigia muzika ir kitais dalykais. Tai video projekcija ant medžių tokia labai stichiška, labai įtraukianti, mėgstu vartoti žodį atmosferiška ir labai mėgstame mes kurti tokio tipo kūrinius ir tikimės, kad laikui bėgant jie vis populiarės ir potencialo juose žmonės pamatys vis daugiau. Tarkime, miestų švenčių vietoje tų fejerverkų, ar ne, kiek pabodusių fejerverkų, kurie yra ugnies ratilai danguje, savotiškai žavūs, bet tuo pačiu ir kenksmingi ir kankinantis gyvūnus ir panašiai. Vietoje tų ratilų danguje mes galime pademonstruoti praktiškai bet kokį turinį ant sąlyginai masyvios plokštumos. Kuo daugiau medžių, tuo plokštuma didesnė. Tai video projekcijos ant medžių yra tikrai daug potencialo turintis raiškos būdas, kuris gali būti alternatyva fejerverkams ar, nežinau, kitiems kažkokiems tai triukšmingiems elementams, kurie galbūt jau yra ir kiek pabodę.